Nusprendžiau šiandien parodyti, kaip pasidaryti skėtuką. Iš popieriaus pasidariau iškarpėlę, šaudus įsikirpau pusapskritimį, gal biskį daugiau, kai tą pusę apskritimų. Pirmiausia, tai turėsim sudrėkinti. Aš atsiskiedžiau lipalą su vandeniu, 4 dalys vandens, 1 lipalų. Ir čia mes jau nemerksim, o tiesiog su teptuku sumirkysiu, prisotinsiu. Gerai, reikia įtrint. Na, truputį kelias minutės pabus, kol jisai prisigers šito tirpalo. O man reikės visų šitų skėtukų gamybai. Reikės vielutės. Čia šitos vielutės pradėjau verti karoliukus. Aš dabar pasirinkau metalo spalvos. Reikės didesnių. Mažiukai, tai čia pačiam užriesiu paskui va šitaip, tai čia paskui parodysiu. Na ir čia irgi tokių reikės dekoravimui mūsų skėtukų. Dabar kol kas nežinau, dar nesugalvojau, ar su gėlytėm aš jį darysiu, ar kažką, gal kažką kitaip, kažkada su gėlėm jau dariau. Bet čia tokie yra jie auskarų gamybai. Taip. Pirmiausia, mes pasižymim viduriuką. Paskui taip. Sulankstau. Šitą pusį. Ir paskui šitaip užėjai. Šitą pusį liks prisegimui. Na ir dabar šitą armonikėlę darom. Pasitikėti Haliliu buvo didžiausia klaida mano gyvenime. Štai. Kažkaip maždaug. Galima tiesiog nebūtinai tą armonikėlę, gali tiesiog taip surinkt ir suraukšlėti. Čia tą galą galima, kad kuo gražiau, kuo smailiau gautųsi. Man jau per daug išdžiūvo. Bet nieko tokio. O čia paskui vat apversim. Kita pusė va tai bus. Ir dabar, žinoma, reikia jau jį taip suėmus palikti, kad jis visiškai išdžiūtų. Va. Ir paskui šitą vietą suimti reikia. Ar susekt kuo, ar tiesiog palaikyti, kad taip, kaip čia pasakyti, lyg surišta gautųsi. Lyg surišim. O kita pusė bus liks šitaip. Na, aš turiu jau iš anksto uždžiovintą, kad čia greičiau būtų. Va taip maždaug atrodys. Tokias. Čia dabar, žinoma, dar nieks nesuklijuota.
man reikės, kaip skėčiau, tas visas kotas. Aš už tai čia ant vielutės priversiu karoliukų, užriesiu, o šitam gale bus išlindę truputį, irgi bus uždėta. Tiesiog čia nereikia įpasakot, viską jūs matysite. Reikės man dabar karštų klijų panaudoti, kad prisitvirtintų. Va, vielutę perkišu. Čia reikės priklijuoti. Ar karštais klijais, ar moment klijais. Ant šito galiuko užversim šitą. Jį irgi reikės kažkuo patepti, kai jisai vat šitai pasidarytų. Oi, dabar kol kas byra. Patepsiu galą karštais klijais. Ir užmausim šitą karoliuką. Oi, kaip čia. Negražiai pasidarė. Negražiai. Iš naujo. Viskį iš naujo. Geriau būtų. Jeigu perteklių nuimsiu, čia jis užsislėps vis vieną. Dabar padarysim šitą. Patį vidurį mes jį įtupdom. Šitos pusės. Pasakysiu tau dar kliuką. Kas tau pavyko? Pritvirtinsiu karštais klijais, tai bus man tada Aš tavęs nepažįstu. stabiliau dirbti. Galiukas. Dabar dar yra vieni žaisliukai, kuriuos nušakiais užaugo nagai, nieko nesučiupinėjau. Va čia padarysim tokį bumboliukai, kad būtų, kai būna skėčių išlindę tokį. Bet čia gal reiktų man jau ne karštais klijais, o paprastais šitais klijais. Kuris žiūri mane ir bijo pasakyti atvirai. Tas berniukas buvo mano didvyris. O tu mano širdies skausmas. Nu, bandom.
visus sukaišiausim. ir jausmai. Jetau, nu viršūnį. Važiuosiu ryt nagus nusikarpyti. Sekantį įstatom. Nieko nesučiupinėju. Vėl patepam klijais. Čia audaus klijai. Išeinu. Neišklausysiu. Net nesiruošiu. Halili, paleisk. Man gaila atrodo. Man Nu įdomu. ir taip visus aš dabar. Na va, štai aš jau sudėjau, štai kaip atrodo. Dabar beliko mūsų rankeną, kotuką. Na ir tiesiog karoliukus suversiu. Nu jau, kaip juos pagauti. Čia nėra taip paprasta šitie apvalūs. Dar nematau kur. Pirmai buvau suvėrus, bet dabar ką jums parodyti. Na jau, čia tik laikas tęsis, kol aš žaisiu. Šiaip netaip sugaudžiau karoliukus, suvėriau. Dabar beliko tą patį galiuką uždėti ir užlenkti. Taip. Karštais klijais patepsiu. Oi. Na ir užlenksim. Toks pradžia. Čia dabar galima surišti ir gėlytę tokią pritvirtinti. Aš dar pagalvosiu, ką čia padaryti. Nu, o kitoj pusėje užsegimą pritvirtinsim. Jau šitą tai dalyką mokat. Čia labai paprasta, bet jis man ir taip gražus be jokių čia papuošimų. Kol kas tiek dar, jei ką sugalvosiu, tai parodysiu. Galbūt norėsit pirmadienį šitų ar gėlę. Apsispręskit.